Už mūsų nugaros yra sovietinis branduolinių galvučių laikymo patalpos kažkaip taip, bunkeriai. Na ir mes eisim pasivaikščiot, pažiūrinėt, kas ten gero ir kaip ką. Ir turim karininkų maistų. Sausą davinį. Sausą davinį, jo. Tai eisim, mes jį pasidarysim tenais vidais jaučiu, arba laukia, nežinau. Tai va, varom žiūrėt? Varom. Keistas dalykas, kad čia net su mašina gali įvažiuoti į vidų. Čia šiaip mes nesam net buvę, tai šiaip labai įdomu pasižiūrėti. Nu ir čia kaip matot, yra kažkokie kaip bėgiai. Tai neaišku, čia kažką gal veždavo jie ar kaip čia. Ir tada turim dar rusiškus užrašus. Čia iš po sovietmečio. Taip biški krypi. Eina savo. Yra šalčiau negu lauke. Eik tu savo. Lauke net šilčiau. Pirštinė buvau nusijėmęs. Eik tu savo, žandų šalo. Kaip krypia man čia. Eik tu savo, už ten matau mašiną. What the fuck. Jinai sudegus. Eik tu savo, kaip krypia. Aš noriu pasijungti brūžiką. Čia man atrodo Opeliuks. Palei visą vaizdą, bet nei variklė nieka. Nu čia toks netikėts. Gerai atrodo. Aš šiaip iš tikrųjų labai nemėgstu tokių dalykų vaikščiot, visokius tokius aš labai bijau. Nu, man nepatinka. Aš nematau dabar, pavyzdžiui, ten yra tamsios duris ir aš nematau, kas už tų durų. Ir man nepatinka. Bet Danielius pasijungs prožektorių ir pasižiūrės. Aš tada juk mikrofoną šitas palauksiu. Imk, Danielius. Man irgi šiaip man irgi yra nelabai jauku. Bet šiaip... Čia nieko nėra, čia gal tolets kažkada buvo. Lubos aukštas. Ne, nieko, nėra ko bijoti. Iš lauką mes dar vieną pastatą pravažiavom, bet pasiliksim po šitą pastatą, bet neaišku, kur mes čia kiek ir galim čia pavaikščioti, nes visur yra tokias fanieras sudėliotas. Ir čia, nežinau, dar reikia pašviesti gal, kad neįkrist kažkur tais. Nebeveik prožektorius. Pala, čia kiek visokių. Čia sudeginta? Šiaip gali būti, kad čia ir buvo sudeginta. Jo, nes visur aprūkė yra. Einam į lauką, čia pasižiūrėsim, kaip atrodo viskas. Išėjom čia biškį į lauką pasižiūrėti, nes čia palei ant sienos rašo 4 numeris. Tai tada turėtų daugiau numerių būti. Šiaip tokias vietas yra nejaukias, bet
Šiaip dėl to įvažiavom dienos metu, kad... Eik tu savo, aš naktį apsikakočiau tikrai. Ką padarytum? Apsikakočiau naktį. Tai va, iš lauką daugiau kaip ir nieko nesimata aplinkui, bet kitoj pusėje buvo dar tas didelis toks pastats. Tai dar čia biški pašniukštinėjom. O, koks gražus paveiksliuks. Man vis taip įdomu, ką čia tą mašiną. Čia Kaunazuose šai. Galvoju, čia žmogus buvo sudeginęs. Eik tu šiek, ne, baig. Nežinau. Tikiuosi, ne. Žies plats kažkoks. Tai čia atsidaro. Eik tu savo, eik, aš tai ne. Aš pabandysiu tada irgi. Aš pafilmuosiu gerai, jeigu. Ir tu prūžiką pajung. Aš dabar pirštinės. Ai, matosi gerai. Tu nori mikrofoną? Ne, turėtų girdėti, nes aš... Aidas labai. Tu tik neįkristom. Man kažkas skambina. Atsiprašau už nepatogumus. Skambina? Ne, man niekas neskambina. Pasirodė? Jau vaidenasi. Gal čia net neatsidaro? Tu tik nekrisk. Eik tu savo, aš tai negaliu. O, imk. Aš iš toliau pafilmuosiu. Ten tamsu. Ir ten, man atrodo, vanduo. Vanduo? Nesimato nieko. Žmogaus kūnė. O, baig, Danielio, aš nebeužmigsiu naktį tikrai. Pala. Čia kažkas jau pagalį buvo įmetę gilį tikrinį. Eik tu savo, nu yra kažkas vandens. Aha. Ne, aš tai nežinau. Kur? Eik tu savo. Imk, Danielius, tą mikrofoną, aš palauksiu. Jeigu ką, aš iškėsiu pagalbą. Laukit, nesuprantu dabar man kaip prožektorių laikyti. Kaip čia tamsu. Kaip tamsu, kaip nejauku. Nieko nesimata. Tas irgi, kad kur nors kokius kalėną. Tai jo. Va, kas čia ką gėrė? Red Bulliuką. Ai, ateik. 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 Ai, tu savo, aš nepatinka tokie dalykai. Aš tikrai naktį neužmigsiu. Einam, tik tais reikia dviejų prožektorių. Tiesiai. Eina šikt. Reikia pampersį užsidėti. Einam, reikia. Čia tai biški grindis juda. Irgi atsidaro. Ai, nieko čia gero nėra, čia tik patalpa. Kaip mums reikia gerą prožektoriaus? Negazdink. Ne, čia tik tuščia patalpa. Ten Vilvydė. Ne, ten tik tais tuščia patalpa te buvo ir... Bet tokia tamsuma, nežinau, naktis nėra tokia tamsi kaip čia. Kitą kartą man praneš, kad aš pampersų užsidėčiau. Šiaip paim šurpuliukai per Subinę vis tiek tokiuose vietose. Bet reikia kažkur dar eiti. Taigi tiesiai mes varysim ten tą pastatą. Tai pirmą tą reikia šniukštinėti. Žiūrėk, vo, tunelis yra. Čia duris išspirtas. Bet čia irgi kažkoks šikinyks. Kas čia tunelį? Nori lysti? O, lendu jau dabar.
Bet čia buvo įvažiavę su mašinom, yra vėžės. Ką čia reikėjo daryti? Ką čia dabar gėrė? Dinamitą. Taip. Čia radom dar tokį kažkokį, bet čia prie pat įėjimo, net nematėm, kai įėjom. Čia galim nusileisti. Čia tik tais toks kaip skleps gaunas, bet čia nedidelė patalpa irgi kažkokia, kaip žodis dabar užstriga, kažkokią pareigą atlikdavo irgi tas kambarys. Nu tai ką, einam link kitą pastatą jau, šitam kaip ir išvaikštinėjom. Viską išniukštinėjom. Jo. Šiaip gan didelis ant yra. Bet ten, aš kaip galvoju, čia yra daug požemių. Nu, tipo požeminių kažkokių dalykų. Nes čia kai rašo 4, tai daugiau kaip ir nieko nesimata. Bet yra visokie kupuliukai, nu kaip čia parodysim. Kalnai. Nu, tai į juos matyti įeina tie požemiai tokie visokie. Čia va tokie kalniukai visokie, nu čia požemiai yra ir jos gali įeiti per tos tunelius visokius. Ten mūsų mašina toliai stovi ir ten tas tiesiai pastatas, į kurį mes eisim. Ką einam link Vietikės jau. Nevažiavom čia su mašina, nes galim biškai pastrikti. Tai, bet netoli čia, kaip matot. Kažkas irgi čia bus, bet čia jau nebe tuneliai, nu, nebe požemis, man atrodo. Sakiau, kad ten su keturračiais važinėjas. Čia taip nėra nejauku kaip ten. Tai tiek, kad viskas išvartyta čia. Buvo mašinos detalių. Kiek daug šiukšlių. Ir pasakyk, kad ten jis įvažiavo. Ten ką tik keturratis įvažiavo, tas kur matėt. Aš sakau, kad taip pikau, kas su keturračiais ten važinėja, žinau. Nežinau, ruošimės, darysimės valgyti. Jo, nežinau. Einam susirasim kokią virtuvinę. Virtuvinė? Gerai, varom. Virtuvinį ieškoti. Kiek stiklų kažkokių, ar kažką. Stiklai. Šiaip labai kietai atrodo, čia matos, kiek čia daug metų praėjo ir čia vien tas laiks, kaip viskas suardė. Aišku, į tokias vietas daug jaunimo atvažiuoja ir čia laužava tokius dalykus, bet čia reiktų nustokius palikti, kad turėtume kur atvažinėti ir pasižiūrėti. Šiaip gan įdomiai viskas atrodo. Čia dabar girdam tas keturratis visur važinėjas. Jeigu čia koks apsauginis, tai sakysim, kad kulinarijos vlogą filmuojam. Jo, čia atvažiuoju. Kaip nejauku. Neaišku, katrą vietą atvažiavo. Čia atvažiuoju. O, driftežą deda.
Pas mumis jau čia ne. Kaip smagu. Čia su vaiko, va su moterim. Kaip smagiai. Nu ką, viskas, mūsų kolegas išvažiavo, tai eisim aprodysim, kur susiradom savo virtuvę ir bandysim unboxingą daryti, nes mes tų karinių davinių nesam net valgę. Nu, tipo ragavę, bet kad visą pakį paimti ir atidaryti dar neteka. Mūsų virtuvėlė bus čia. Jo, nes ir grotas yra ir... Nu, čia tikriausiai parašyta, kad jungtuks. Tai va mūsų maistelis čia. Tai nežinau, statysim kamerą ir bandysim unboxinti. Turim pasiruošę ir vandenuką iš karto. Nu, jungtų savo, nereikia iš savo. Nu, gerai, aš nežinau, ar aš moku. Čia yra va įkirpiums. Aha. Jungtų. Aš noriu pati pabandyti. Tuoj, palaukit. Sakau, čia tam. Aš karę mirčiau, jau čia neatsidariusiu maisto. Jeigu sau. Ne, dar ne. O, prilipo. Kažkoks magnetas veikia Čia šiandien. yra tas paliekliuks. Čia yra kiaulienos troškinį su perliniam kruopom. Gerai. Turim batonėlį. Na, po to unboxinsim. Dabar iššūkis atidaryti antrą. Vo, net vaistukų yra. Ar kas čia? Ai, čia ne vaistai, čia tas tabletės, man atrodo, kur šildo. Sakau, vaistukų yra. Ai, žinau, gal nuo kokias skausmą. Servetėlių yra, visko yra. Gerai, dabar paaiškinam. Čia yra sausas davinis lietuviškas. Šiaip norėčiau pabandyti, esu girdėjęs, kad amerikietiški yra belė kokie gerumai. Tiesiog visko daug. Čia kas čia? Migdolai. Vo, migdoliukų turim. Šalą rankas? Gerai, čia bus padėkliuks. Čia visas tas lamasė. Aš žinau, kaip biškai pasišildysiu rankas. Aš bandysiu išlaistyti tą, ką čia reikia. Ir padėtas kapsulės rankas pasišildys ant tą pačią. Dabar... Aš kariuomenė taip ir neteko man tarnauti. Tai aš nelabai žinau, kaip čia neveikia. Čia man atrodo palėvis, kad tie mažiukai yra į apačią, o tie į viršų. Tai tu parodėk į kamerą, žinok, nes jie nemato. Ai, nemato. Na čia tipo pabandžiau išlankstyti tą. Ir tipo išlankščiau aš tą metalinį, bet aš nežinau, šiaip nežinau realiai net, ką mano dabar reikėtų, nes maistą, man atrodo, šildyti turim su vandeniu kažkaip. Bet vis tiek, kad rankas pasišildyti, užkursiu tas kapsulikės. Va šitų esu deginęs vaikystėj. Šaukštą nenuspendžiu. Oi. Dabar su juo ir valgysi. Gerai, aš su jį ir valgysiu. Gerai, pabandysim tabletikės užkurti. Degtukai kokie mandrus. Gerai, čia turėtų. Čia tos spiritinės yra. Žiūrim, kaip manas užsidega. Aha, deg. Pirštiką neužsidegtų. Nes, va taip, kažkaip reiktų ir kad šildyt kažką tais. Bet aš nežinau, ką mes turėtume šildyti ant anų. Ne. Ana išdegs ir viskas.
O jeigu tu savo kaip gerai dabar rankikės biškai pasišildyt gali senam. Tai to realiai net... O, koks įkujuto. Realiai net nereikia. Dabar įdomu, kaip tą maistą reikia užsišildyti. Jo. Vis automatiškai kažkaip padeda škyrai. Aha. Mes čia sakom, kokią mes čia virtuveikę, viską radom ir vaizdas į mūsų... Palaukit, žiūrėkit. Tai nežinau, mes jaučiu pasidarysim čia ir eisim jaučiu lauką valgyti. Aš sakau, kad man čia smirda. Nu. Ir aš nesu tom tikras, bet palei čia, kiek matau, palei tuos paveiksliukus, kaip čia daryti, tai tipo, nu, pradaryti, įpilti vandens, bet neparašyta kiek. Vilvydė sako, daug nereikia. Ir palei viską tas turi įsidėti į vidų. Gerai, šits įsidedi į vidų. Kažkaip taip. Jeigu darau blogai, nebijokit pasakyti, kad durniau, ką tu čia darai. Aš nepyksiu. Gerai, pabandom įpilti vandeniuką, bet nežinau kiek čia. Čia gal tie brūkšniukai rodo iki kiek nupilu. Ir įpyliau. Dabar čia kažkaip turim užsisukti. O tu savo kažkas vyksta? Geras. Jeigu čia tai viskas paprasta, tai gerai, bet jeigu ne, tai dūmai rūkt pradėjo. Nu, o aš tai viską žinau, kaip ką daryti. Čia reikia va šitą išpakuoti. Tada reikia dėti va tavą. Gerai, šitą dedam. O čia tas negali susilankstyti, ne? Kas? Tas kitas dalykas, tas baltas. Va taip va. Tada čia yra aišku dalio puška, mes jau žinom. Tai čia viską daryti reikia. Nulipinam. Užklijuojam. Vandens reikia pilt biškį. Pamiršom. Kiek tu pyliai? Užteks. Sakai, tiek mažai? Karšta. Nu ir užlipinam. Tai iškirpsim, kai nežinau, kad vandens reikia pilt. Ir laukiam, kol mūsų maistas pasigamins. Gerai, kam buvo neišsamu, ko čia turim. Tai čia troškinukstas su perliniam kruopom ir mėsytė, tada šokoladuką, džemą ir arbatos tikriausiai, tada kapsulės tos karščio, migdoliukai ir sausainiukai. Aišku, dar šaukšts ir degtukai. Ir dar servetėlė. Tai va toks tas davinys. Sakiau, migdolai. Ir aš nežinau, ar čia gan lievs yra, ar geras, bet, kaip sakiau, norėčiau amerikietišką iš kažkur tais gauti, tai tenais turėtų geras būti. Girdėjau makaronai su sūriu būn tenais, ar dar kažką tais. Tai va, dabar pašils ir bandysim valgyti. Mes jau išsikraustėm į, ne į lauką, bet šalia lauką, kad saulutę matytume. Nu ir kad paukščių, žinai, negyvų nebūtų. Ten tegu būn tos laidotuvės. Mūsų maistelis jau toj pašils ir bandysim ragauti. Kaip ir pašila, šiaip visas karštas maistelis, kur tu esi. Viskas imsiu savo šaukštą. Ir bandom unboxinti. Gariuks netrūksta.
O kas čia viduje tie tokie yra? Nežinau. Čia gal tie dalykai, kur Ai, kaitin? jo, gali būti. A, jo. Aš ne. Šiaip smird kažkuom tais, kas kaitin tą dalyką. Gerai, kaip čia atsidaro. Tai tu tą dėk... Milvydė, nebūk išrankė. Ko aš žinau, skaniai kvep. Mano šakutė kišeniai. Šaukštelis. Ir parodėsim dabar, kaip čia atrodo tas visas. Nebuvo mano, kad labai pašila labai stipriai. Šiaip skaniai atrodo. Skaniai. Man tai viškai atrodo kaip toks šuns maistas. Nu dabar palyginsam su McDonald'u. Kaip tau, tai manau, taip. Tavo nepašila jaučiu. Galim tavo valgyti per pusę. Šiaip skanu. Eitų savo. Gal ir nieko būtų tokį maistelį valgyti. Aišku, geriau, kad netekto nuo valgyti, bet... Neskanu? Aišku, Big Macs geriau. Aš žinau, kad čia daugumą žmonių mėgsta šitą vaizdą, bet man ne. Man tai skanu. Ir bulvių yra. Ir mėsytės. Šiaip galėjo geriau pašilti tais. Ką mes kažką netaip darėm, aš nelabai noriu. Šiaip viską mes taip darėm. Tie gal per trumpai laukiam. Nes jis šaltas. Ir dabar žiūrėsi tik tai kaip valgau. Gal sausainiuką nori. Gerai, tu pasim sausainiuką paruodysi. Va, kaip ant. Kaip skaniai atrodo. Paprasta košė. Milvydė batonėlį valgys. A, čia mėsa. Kas pavydėja? Ne, aš. Tu savo ir striukė. Šiaip aš nesu išrankėt maistą, aš viską labai, valgu ir, bet man šį kart nelabai, man taip, bet toksai, nežinau. Kas? Grinai sulėdyjas gabalas. Dantą su gėlene. Tai mes vienu žodžiu neišvirame normaliai. Nes nei kotletų nesugebam pasigabinti, net vietų tokių nesugebam. Čia juos šokoladas. Ir yra sausainiuko su džemu. Eik tu savo. O? Paukštis atskido. Atsiprašau, kad išgąsdinau tave. Eik tu savo. Jaučiu matęs, kad galva atšoka. Šiaip. Jeigu čia karininkai valgo kiekvieną dieną. Bet aš žinau, kad čia yra labai daug maistingų medžiagų kažkaip, ne? Kad ten išlaikyti. Yra parašyta 1600 kalorijų. Jo. Tai arbatos pasidarys. Gerai, aš kitą irgi neatsidarinėsiu, tai tą patį. Eik tu savo. Jūs juokaujat. Čia galima dantis įsimušti su tokiu sausainiu. Ta prasme. Yra džemą gali dar paimti. Tu pirmą jį atkask. Čia jį reikia arbatą šlapinti. Gal užadantis? Ne. Ne. Tau iš to davinė nieks netik. Aš žinau, kad atsiprašau. Aš tikrai sakau, aš šiaip nesu išrankė maistui, bet aš nežinau, man nelabai. Nežinau.
Šokoladas iš rūto. Visai neblogs. Kitą net nesidariau. Oi. Laužiamo dantų sausainis. Čia šokoladas. A. Tada buvom užsikūrę vieną kapsulikę biškį rankų pasišildyti, nes šiaip nušalom, nes čia gaunas ministerijus. Ir nežinau, pradedam rinkti šiukšlės visą savo, to, ko nebenauduosam. Ir šiaip noriu padėkoti, čia mes gavom iš žmogaus čia tokią idėją, buvo parašęs Instagramo ir iš tikrųjų galvoju, blemba, gera idėja, nes nebuvom nei valgę, nei ragavę tokių dalykų. Nu, wow, žinai, tai visai patiko man ta mintis ir šiaip paragau tokį dalyką, kurio valgo mūsų karininkai. Va kaip tyčia dar turėjom šiukšlių maišą mašinai. Keičiu, pašto nebejaučiu. Diek. Aš nežinau, aš tiesiog dabar viskas, po to atsirinksim, gerai? Viskas. Eiti į pištinės. Šaukštą pametėm. Nu tai ką, mums šitas iš tikrųjų filmuoti video, mums net ir patiems patiko labai. Šits patiko. Tikrai buvo įdomus ir vaikščiot po tais bunkeriais, visokiais tamsu. Na, aišku, aš biški bailiukė esu, bet vis tiek. Maistelis aš duočiau kokius 8. Nu, mano buvo neišvėręs, sausainis buvo labai kiets mano mintim, aš duočiau kokius 5 gal netgi. Atsiprašau, čia mane gal dabar suvalgys. Na, nežinau, man nepatiko. Nežinau. Reiktų pabandyti kitų šalių, Jo. kad kitokia maista būtų. Bet įdomu, iš kur gauti tokių dalykų. Yra kur gauti. Gerai. Liūdna, kad tai vyks, bet yra iš kur gauti. Tai jeigu patiko jau mūsų video, jūs Palaikinat, subscribinat, būtiniausi čia dalykai ir komentuojat, ar patiko, ar nepatiko, ar ką jūs būtume darę kitaip, ar mums kaip būtų reikėję daryti kitaip. Jo, teisingai. Tai nežinau, tada iki kitų kartų. Gerai, Taip. čia išpiškinau. Nu, Gerai, tikrai. viskas, iki.